Sveiki, mano vardas Jūratė. Ir šiandien aš jums noriu palinkėti sveikatos, todėl išsveikinos taip, sveiki. O tai, ką mes linkim kitiem, visada sugrįžta ir mum. Galbūt ne šiandien, galbūt ne rytoj, galbūt po 10 metų, o galbūt sugrįž mūsų vaikam. Lygiai taip pat, jeigu mes linkim kažko blogo, tai tikrai būtinai sugrįžta mums. Ir nebūtinai tais pačiais žodžiais, tais pačiais veiksmais, galbūt sveikatos sutrikimais, galbūt net tiesiog peršalimu, sloga, nes tai tiesiog atpildas už kažką tai blogą. Aš prisimenu tuos laikus, kai gyvenom gyvenvietėj, visiškai netoli Vilniaus, ir ten negalėjai praeiti pro šalį žmogaus nepasisveikinęs. Su tavim visi sveikindavos ir tai iš tikrųjų suteikdavo kažką ypatingo. O dabar, kaip nebūtų keista, eini pro šalį žmonių ir tau atrodo, kad tai yra vos nekliūtis. Todėl aš nusprendžiau šiandien pasidaryti savo tokį iššūkį ir pasisveikinti su 50 nepažįstamų žmonių. Šiandien jau pavyko pasisveikinti su viena panelė, jinai labai nustebusi mane pasižiūrėjo, bet vis dėlto pasisveikino. Pasakykit, su kiek žmonių sveikinatės jūs ir ar nusišypsot, kai sveikinate su kažkuo tai? Kaip nebebūtų keista, bet būtent ir šitas pratimas pakelia mūsų efektyvumą. Taigi parašykit, su kiek žmonių jums pavyko šiandien pasisveikinti, o aš jums būtinai pranešiu, kaip sekėsi man. Taigi iki susitikimo vakare. Ate.